Numa, ane? Jeigu dalykai kelia nerimą ir bijai daryti dalykus, gal netyčia verta? Labą dieną. Su sekmadieniu visus. Tirpstam, po biškį tirpstam. Baisu pagalvot, kas dar po savaitėlės bus. O dabar biškį pelkynas daros. Dar gerai, kad aš čia maldau su mašina. Tai ne tokia tragedija. Bet įdomu, kas tenai darysis. Na, eina, pažiūrėsiu. Bajok tiesiog nueit. Ajetus Marija. Čia jau sako, ne. Ar varys? Ne, dar ne laikas. Džeri, kam? Dar ne laikas šeit. Bet bus baisu tenai. Oi, lūžo gardas. Reiks tvarkyti. Keturi iš jų stovi. Ai, aš turiu 5. Gerai. Nes... Numa, ane? Esam kalbėję šitom temam. Pakalbėkim dar kartą. Numa projektą patvirtinimą gavau lapkričio mėnesį. Dabar yra kovo 1. Tai gruodis, sausis ir vasaris. 3 mėnesiai praėjo. Ir ką aš kol kas padariau dėl Numa projekto. Susiunčiau visus dokumentus lengvatiniai paskolai gaut. Aišku, jeigu kas nors imsit lengvatinę paskolą, pasižiūrėkit, ar bankai užsiema šitoj programai. Pavyzdžiui, nežinau, aš dabar bandau su Kėdainių kredito unija bendradarbiaut. Ir jie dalyvauja programai su lengvatiniam paramom, lengvatiniam paskolom šitom paramom. Tai turit susižiūrėti. Aš įdėsiu va čia sąrašą, kokią aš gavau, į ką kreiptis, nes kitas kredito įmonės tiesiog su tuo nedirba. Tai vat. O ką reikia susiųsti? Reikia turėti verslo planą, reikia turėti verslo paraiškas, tas veiklos paraiškas. Aišku, jeigu jūs laimėjot šitą projektą, tai jūs ūkio pažymėjimus turit, ūkį užregistravę turit, tai visų šitų dalykų reiks. Ir jo, viską pateikęs, supildat prašymą ir ta lauki. Arba bus taip, arba bus taip. Tada keliaujam prie kitų dalykų. Kadangi šitą pastatą turim renovuot, va šitą, iki šičio planuoju renovuot. Tai reikia statybų projektų. Statybų projektų jau dokumentai susiųsti. Kiek žinau, nuo vasario vidurio dirba, nes irgi aš su jais kreipiausi juos lapkritį. Gruodį man atrašė realiai. O šitą sausį pradvilkino, o vasarį tik pradėjo su to projektu dirbti. Tai žinai, irgi reiks lauk, kol jie tą padarys. Kai padarys tą projektą, pradėsim tvarkyti šitą pastatą. O dėl Numa, tai vas pradėsiu rašyti statybų projektą. Kai jį parašys, iš kur tu parbėg? Pradėsim lupt grindis ir panašiai šitam name. Irgi vis tiek šitie darbai prasideda nuo, kaip ten, juodbetonis, kaip jį vadin, juodcementas, juodžemis. Tai nuo šitą. Dėsim izoliacijas, dėsim šildymus ir tada kažkaip bandysim elektras vedžiot, sieną statyt, ventiliacijas dėt, registruot veiklą iki galo. Nu ką čia tipo vykdysim tokias veiklas. O iki tol VMI pasiprašiau, man atsiuntė sąrašą
visų registruotų Lietuvoje smulkius paukščius apdorojančių įmonių. Ir bandysime, VMVT pasiprašiau. Ir bandysime atrasti kokį nors žmogelį netoliese, kuris norėtų kooperuotis, nes aš tikrai šį sezoną nespėsiu, man atrodo, pastatyto pastačiuko. Gal pastatyti ir spėsim, bet užregistruoti viską, gauti licenzijas ir panašiai užtruks. O vištas augint jau noriu. Ir jo, tai dar šalia to, sniegučiai nutirpus, kad žuva, reiktų ten, kur, atsimena, trausiau kažkiek, tvarkyti melioraciją ir šitą lauką ruošti daržovėm jau. Nes projekte irgi yra numatyta daržininkystės veiklų, tai reikia paruoštas visas vagas, viską. Vis tiek, žinai, sutvarkyti melioraciją, išsiraus žemę, suruošti visą dirvą sodinimui. Ir kažkaip, aišku, aš turiu pasibaigęs bakalauro veterinarijos. Tai man vištas yra paprastai ir aišku viskas. O klausimą aš čia neturiu. Heizel! Klausimą aš čia neturiu. O daržininkystė, aš net neįsivaizduoju, ką ten darau. Tai kaip ir turiu surašęs, turiu pažįstamų, kurie su augalininkystė užsiėmė. Heizel, kam? Tik čia. Užsiėminiai su daržininkystė. Ir kažkiek pakonsultuos, padės, patars. Bet kaip realiai daryti, aš nežinau. Ir čia pelkė. Aš nežinau, kaip net padaryti dirvą čia normaliai, nes jo, viskas prasidės nuo melioracijos. Bet ar pavyks išart? Nežinau. Ar reikės frezuoti? Nežinau. Ar su noragu važiuoti, ar tiesiog skust, ar aš nežinau. Čia reikia rimto ekspertą, gal man viskas supasakotų. Nes aš, dandukas, nežinau tiesiog su daržininkystė. Aš kiek Farming Simulatoriaus pažaidęs. By the way, jeigu žaidžiat Farming Simulatorių, parašykit į komentarą. Gal galim susikooperuoti, kokį serveriuką pasidaryti. O jo, aš nežinau. Tai kažkaip bandysim. Pagal projektą vištas auginsiu čia ir ten prie kelio. O nas laukas visas daržovom bus. Tai jeigu pirmais metais ten nespėsim daržovių sėt, tai kažkiek ir tam paganysim, kad tegul patrešia, žinai. O jo, kas baisiausia, kad kovo gale man kelio operacija balandžio pirmom savaitėm bus praktika mano santechnikos moksluose, bei sniegas jau bus tikrai nutirpęs ir prasidės rimti darbai ūkyje. Tai šiaip tokio streso žiauriai senai nejaučiau, abejoju, ar ką nors esu jautęs, bet gal kiek, žinai, čia kur jeigu dalykai kelia nerimą ir bijai daryti dalykus, gal netyčia verta.